Labą dieną visiems žmonėms, visiems Lietuvos žmonėms, visiems laisviems žmonėms, suverenams. Šiandien 4 vasario 2025 metų. Šiandien vakar aš įgarsinau savo sprendimą, kad nepripažįstu nuosprendžio kuris išteisino policininkus, kurie nužudė moterį. Ten, taip sakiau, dar vienos svarbios detalės aš nepaminėjau. Nepaminėjau to, kad prisistatysiu, aš esu žmogus Roma, человек Roma, suverenas, vienas iš suverenios tautos, gyvas vyras, esu iš kūno, kraujo ir dvasios, svarbiausia aš dvasia, kurie turi kūną ir kraują. Ir nuosavų vardų человек Roma. Aš paskelbiau, kad nepripažįstu šito sprendimo, nepripažįstu, kad šitą teisėją turi Vilniaus apskrities teismo teisėjai neturi įgaliojimų reikšti tokių sprendimų, kad išteisinti policininkus, kurie nužudė moterį, žmogų. Tai aš nepadariau svarbiausias išvados, kad teisėja nenustatė, ar šita moteris buvo žmogus ar ne žmogus. Šitam dalyke yra didžiausia problema, kad nenustatyta, kad šita moteris buvo žmogus, nes pagal įstatymus ir Lietuvos įstatymą ir Baudžiamo kodekso įstatymas 129 sako, kad už žmogaus nužudymą turi būti bausmė laisvės atėmimas nuo 7 metų iki 15. Šitas straipsnis nebuvo kaip svarstomas, nes, kaip išeina, šita moteris nebuvo pripažinta žmogumi. Kada buvo pirmie šitie televizijai 2023 metų pirmie pasisakymai policijos, tada pasisakė generalinis komisaras Renatas Požėla, tai jisai pavadino šitą moterį, nustatė, kad jinai klientas. Jisai nesugebėjo teisingai įvertinti, teisingai nustatyti, kas buvo nužudytas. Šitas asmuo, Renatas Požėla, buvęs generalinis komisaras, neturi galimybės, neturi jėgų, neturi kažkokių moralinių galimybių įvertinti žmogų, ar tai žmogus ar ne žmogus, teisingai nustatyti. Nustatyti tiesą, jisai nesugeba. Tai ne jo jėgoms, taip galima pasakyti. Jie šitą Renatą Požėlą nuėmė nuo generalinio komisaro pareigų, bet jisai vis tiek kažkur tai užsiima kaip sakyti, kažkur tai viršininkas jėgos struktūrose. Taigi žmogus, tai šitas asmo užsiima tą veiklą, su kuria negali susitvarkyti, kuria ne jo jėgoms. Šiuometinis generalinis komisaras buvo patenkintas, kad čia buvo Arūnas Paulauskas, jisai patenkintas, kad buvo priimtas išteisinamas nuosprendis. Taigi Arūnas Paulauskas džiaugiasi, kad teisė neveiksni, kad pat mūsų Lietuvos valstybei teisiniai aktai, tarptautinės sutartys, kurie apsaugo žmogaus gyvybę, žmogaus teisės ir laisvės, nevykdomi. Jisai džiaugiasi to.
Žmogus turi būti suprasti teisę. Čia jo pareiga suprasti. Generalinis komisaras Artūras Paulauskas nesupranta, kad teisiniai aktai, teisiniai tarptautiniai aktai nevykdomi ir to džiaugiasi. Jisai save rodo kaip neveiksnus asmo. Taip pat užsiima ne savo veikla, jisai negali nustatyti, kas buvo nužudytas, kaip ir teisėjas negali nustatyti. Čia mūsų Lietuvos valstybės problema, kada asmenys, čia ne žmonės, kada asmenys, turbūt ne žmonės, nes jie nemoka nustatyti, jeigu jie supras, kad čia teisė pažeista, kada jie supranta, kas yra teisė, kaip atrodo žmogus, kada jisai nužudytas, turi veikti straipsniai, teisiniai straipsniai turi veikti, kada jie supras, tada juos galima bus pripažinti žmonėmis. Šiuo metu tie asmenys, kaip atrodo, kad jie ir nėra žmonės. Taigi šitie asmenys užsiima ne savo veiklą. Kada asmenys užsiima ne savo veiklą, tada toks bardakas ir prasideda. Aš daug kartų sakiau, aš rusakalbis, man lietuviškai truputėlį sunku kalbėti, bet aš daug kartų savo vaizdo įrašuose sakiau, kad pasaulyje šiuo metu teisė neveiksni, nedirba žmonės, asmenys, kurie užsiima žmonių tautos aprūpinimu, jie nesupranta teisės. Taigi tai reiškia viena, tik tai, kad mūsų civilizacija griūna. Ir čia vienareikšmiškai galima sakyti, kad jeigu teisė nedirba, neveiksni, tai civilizacija mūsų sugrius. Aš apie tai sakysiu ir netylėsiu ir neduosiu tokiems žmonėms kaip šitie teisėjai, kurie save paskelbė ir užsijima saviveiklą, kada tokie policijos pareigūnai nušauna žmonės ir generaliniai komisarai tai pateisina, aš netylėsiu, aš kalbėsiu, nes mūsų žmonių civilizacija griūna. Reikia kažką daryti, kažkaip tai gelbėti, bet aš netylėsiu. Aš nebijau ir aš netylėsiu, kad vykdomi tokie nusikaltimai. Geros jums dienos, iki kitų pasimatymų. Viso gero.